Labą dieną, Šilutė, kaip jūs jaučiatės? Ar gerai, ar gera miesto šventė? Na tai taip. Šilutė, jaunimas, ar gera miesto šventė? Va, labą dieną, labai malonu. Mano vardas yra Antanas Ikimavičius arba kitaip Antanas J. Ir šiandieną turėsim tokią mini diskusiją, pokalbį, labai laisvą formą. Tai jeigu turite kažkokių klausimų ir taip toliau, ateikit arčiau mūsų, aš irgi atsistosim, mes visi atsistosim ir fainai pakalbėsim, gerai? Tai šiandieną galim šnekėti apie viską ir atvirai. Aš tikiuosi, kad atvirai. Taigi, sveiki, mes esam Atviro jaunimo centro savanorės. Mes šiandien norėsime paklausti kelių klausimų Jakimavičiaus. Mes buvo taip, kad vakar mes paklausime labai daug abiturientų klausimų, ko jie norėtų užduoti jam. Tai šiandien bandys jisai į juos atsakyti. Čia bus nepatogus klausimai, bet ne pas Mackevičių. Iš pradžių dar noriu vieną dalyką pasakyti, tai aš šiaip neprisistačiau, vardą pavardę pasakiau, bet kas nežino, tai aš esu video turinio kūrėjas, prodiuserinės įmonės įkūrėjas ir taip pat, galim sakyti, dainininkas. Nelabai man patinka sakyti dainininkas, nes esu grupiai, dainuojam, bet keista tai sakyti. Bet žodžiu, labai daug įvairiausių veiklų veikiu ir tuo pačiu internete ir televizijoje. Tai galim kalbėti apie viską, apie pramogų industriją ir taip toliau. Tai pasakysiu, viską normaliai. Baigiau mokyklą, tik tais manęs prie matematikos egzamino net neprileido. Nes ten aš vos teigiamai išlaužiau. Nu, aišku, čia mano problema, taip tikriausiai nedarykit, bet aš sakau tiesiai šviesiai kaip buvo, bet visą lietuvių ten, pavyzdžiui, anglų tobulai. O matematika tai labai nesisekė. Buvo labai įdomu žmonėms žinoti, ką jūs žiūrėdavot vaikystėje. Vaikystėje ką aš žiūrėdavau iš YouTube, o daugelis žiūrit YouTube'ą, pavyzdžiui, vlogerius. Žiūrit, ne? Tai kai aš būdavau, sakykime, jaunesnis, labai keista sakyti, kad jaunesnis, nes man dar atrodo, kad 18 ir aš dar nesenas. O šiaip, žiūrėkit, labai greitas klausimas, ne į temą. 26, ar tai senas ar ne? Yes! Ačiū Dievui. Žinot, kodėl klausiu? Nes prieš porą dienų einu gatve ir prieina prie manęs jaunimas, sako, labą dieną, gal būtų galima su jumis nusifotkinti. Aš sakau, jūs galite kreiptis į mane, tu, aš nesu, jūs. Nu tai, kad tu senas, aš sakau, tai aš nesenas. Sako, nu tai tu pasižiūrėk, barzda, visą kitą, tai tu senas. Tada pagalvojau, gal tikrai senas. Bet jeigu jūs sakot, ne, nesenas, ne? Ir aš atsimenu, kai jisai jau ten buvo ganėtinai populiarus Amerikoje. Ir aš sukūriau video angliškai, man 15 metų. Aš ten, hello everyone, it's your boy Anthony and today we're doing another video. Aš taip kalbėdavau ir aš padariau video, kad aš dėkoju jam už motivaciją. Angliškai aš ten padariau minutės laiko, thank you, ten tararam. Ir jisai sugebėjo pamatyti tą video ir pakomentavo, ačiū, kaip faina ten ir taip toliau. Aš bėgau ten pas mamą 4. Sakau, amerikietis man pakomentavo, tas, kuris aš jį sekiau. Ir jisai po to komentaro dar didesnė mano inspiracija, kad reiškia, kažkas visgi mane pamatė, aš toliau kursiu. Tai kartais tas gražus žodis kitam palaikymas labai daug ką duoda. Todėl, pavyzdžiui, draugai, ar ne, jūs turite draugės, draugus ir taip toliau, palaikykit vienas kitą, kad ir ką sugalvoja, pasakykit gražų žodį, pasakykit, kad varyk, tobulėk ir taip toliau, nes tas vienas kažkoks tai komentaras, gražus žodis, gali labai pakeisti kito žmogaus gyvenimą. Todėl aš irgi labai stengiuosi, jeigu... Taip, vyresnį žmogų? Vyresnį žmogų noriu paklausti, laimingas įsilaikęs Britvos teisės ir turėtams Britvą? A kategorija, labai fainas klausimas ir A kategorija, jo, dabar neseniai išsilaikiau A kategoriją, tai turiu mocą, Britvą nusipirkau ir man niekas neleido mocą, aš tai kaip norėjau nuo paauglystės ir man sakė, ne, tu neturėsi ir tu negali. Ir aš sakau, aš turėsiu kažkada. Tai žodžiu, taip gavosi, kad tiesiog grįžau po darbo, visada būdavo, darbas, ką čia tos teisės, taigi mašina yra, 4 ratai patogiau. Bet grįžau namo ir kažkaip man draugė sako, aš laikausi teisės. Tu laikaisi teisės? Sakau, jo, ir tai laikausi. Ne, nu tai aš dabar nebūsiu dabar, nesakysiu to žodžio, bet aš irgi laikysiu. Tai naktį užsiregistravau į teoriją, naktį pasprendžiau 2 testus, neišlaikiau šiaip namie.
ir nuėjau į regitrą ir išlaikiau. Ir tada sakau, čia ženklas, kad reikia. Žiūri, faina. Reikia tik atsargiai, labai atsargiai, jeigu kažkas sugalvos laikytis. Oi, sekundėlė labai daug rankų. Kaip kas tame tipo, jūs galvoja, kad tipo YouTube channel? Ai, nuo 13 metų kaip? Jo, šiaip aš dabar galvoju, tai labai keista, kad nuo 13 metų man kažkas iš viso leido. Bet aš 13 metų tėvam nesakiau, kad aš turiu. Aš turėjau telefoną, su kuriuo jau tuo metu jau ten YouTube'as veikia ir kažką galėdavau įkomentuoti. Tai aš tiesiog su telefonu filmuodavausi ir keldavau. O tėvai tai nežinojo. Tai aš nesakiau tėvam. Tėvai sužinojo tada jau, kai aš jau ten 15-16, jau kažką aš pradėjau daryti. Tai, o kaip sugalvojau tiesiog, vaikas būdamas, pamačiau videką, kad kaip vietoj aš noriu to plaibuotumo. Ir pradėjau daryti. Tiesiog. Bet tėvam nesakiau, nes jau nebūtų leidama. Jau suruošta? Suruošta. Kamera sukasi. Sveiki visi, su jumis sveikinuosi, aš Antanas. Ir tiesiog toks, žinok, netikrumas. Fake toks įgaudavosi. Ir aš pamačiau, kad man nepatinka kurti, ir aš pats viduje net negerai jaučiuosi. Tai aš supratau, kad aš padarysiu pertrauką, suprasiu, ką aš noriu kurti, ir man labai dažnai tai būna. Ai, pertrauka, nes aš nežinau, ką aš noriu kurti. Tai vat vėlgi buvo ta pertraukėlė, kad dabar supratau, ką aš noriu kurti tai, ką aš darau. Jeigu su mocu vat išvažiuoju, ar dar kokį nors automobilį nupirksiu ir taip toliau sportinį, tai ir tą aš darysiu, ką aš veikiu šiaip, kas man patinka. Gyvenęs, ne taip ir toli to Šilutės, tai vis tiek tą pusę, vat. Ir vieną nuomonę apie Šilutę. Esu buvęs čia ne kartą, bet visi man sakydavo, Šilutė gražiausias merginas. Tai aš nemeluoju, man rimtai vis taip sakydavo ir nemažai mano draugų turit savo draugės ir žmonas iš Šilutės. Labai keista, bet visada Šilutė. Ir aš visą laiką galvodavau, taip pat, pavyzdžiui, kaip tarp draugų ten kompanijų ir taip toliau susitinki, turiu draugę, draugę, žinot, kaip būna ten, parodyk draugę, kaip darau. Tai parodo draugas, sakau, tai iš kur iš Šilutės. Iš Šilutės? Iš Šilutės, tai ten gražiausias merginas. Tai man visi taip sakydavo. Tai pas mus va tokia nuomonė. Yra tiesos, ne? Tai va tokia nuomonė. Aš nežinau, ar dar turite laiko klausimam, nes matau čia dar vieną klausimą. Galim tą paskutinį tada klausimą, jeigu gerai. Finalinį, bet dabar žinokit, arba gerą, arba net nesakai. Bet labai gerą sugalvoju. Bet čia... Rimtai. Pasakyk tada. O dar yra klausimų ar ne? Dar vienas? Gerai, aš tau atsakysiu. Mano bus pavyko pravesti. Kokią tipo savo šitą. Pravesti galiu treniruotę rytinę. Kas nori pasportuoti? Ir man reikia. Davai, varysim visi pasportuoti. Gerai, tai žiūrėkit, tada galim, aš dabar va čia ateisiu, jeigu kažką norit nusifotinti, galim. Paskutinė, mano tokia iš tikrųjų frazė, kurią vadovaujasi ir galbūt kažkam tai jaunimui padės, visada tą patį sakau. Nesivaikykit motyvacijos, o laikykitės disciplinos. Aš šitą išmokau ir motyvacija yra toks dalykas. Jinai labai greitai pakyla ir tu atrodo užsidegi, nori kažką daryti, o kitą dieną tu nebenori. Tai jeigu norit kažko pasiekti, darykit ir discipliną. Svarbiausia disciplina. Ačiū labai ir gražios miesto šventės Šilutė.